O tu manai, šitą mašiną pravažiuos iš tada keltai važiuos? Nu tai jeigu tos fūros pravažiuoja, kur su grūdais, tai ir šitoj vietoj turėtų pravažiuoti. Bet tu seniai pažiūrėk, kas čia per Ne, užvažiavimas. nu čia konstrukcija, jinai pakankamai tvirta. Sakai? Taigi va, reguliuoja vienas. Mokėjai, jokių problemų, baigti jokų. Ką, nepasitikė reguliuotojų? Ai, nu, žiūrėk. Pravažiavo. O kaip reikės išvažiuoti, klausimas? Aš nelaukiu to momento, kai mes atvažiuosim į auto nuomą ir grąžinsim mašiną. Tai ačiū Dievui, kad ne mes vairuojam. Iš naujos Toyotos aš nežinau, kas čia. Šonai subraižyti nuo krūmų visokių šakų. Girgžda pakaba jau girgždėjo užvakar, šiandien dar labiau. Nu bet nuotykiai Afrika, nėra ko tikėtis, kad mes čia atvažiuosim, žinai, asfaltiniais keliais. Čia pradedant važiuojam šunkeliais, plus lietaus sezonas buvo prieš tai. Tai visas kelias išartas fūro, aš ten neįsivaizduoju, kaip jas kitus pravažiuoja. Šakas. Jūs dabar galite stebėti vietinį debilą. Bertulį, vėl vaistų neišgėrei. Nu, beišiai, kaip sakant, užplaukė man šis,